Labas rytas. Su garsais, su spalvomis, su vaizdu, su girdėjimu, su ramybe ir harmonija. Su šiek tiek daugiau aiškumo, neįlipumu į kalno viršūnę ir kad viskas dabar man aišku, aš supratau, man niekas nebeįdomu, bet su šiek tiek ryškesniu ir gilesniu sąmonės postūmiu spaudžiasi starto mygtukas ir truputėlį, kaip persiteiks, taip persiteiks, kaip pasiaiškins ir kaip kalbėsis, tiesiog atsiduodu šiam srautui. Atsisveikinau, nors nebuvo žinojimo, kad tai bus paskutinis padarytas video prieš atostogas ir su pristatymu, kokiomis sąlygomis aš kažkur tai, jei būna skrydis. Vykstu, kad būna daromos, sakykime, maisto, vandens pauzės ir kodėl. Ir šiuose atostogose buvo daug labai ašarų, daug verkimo, ne liūdesio, ne nepasitenkinimo, ne nusivylimo, bet tiesiog stebėjimo, klausimo, dėkojimo, ant kiek pradedant nuo namų užrakinimo iki galutinio taško ir buvimo kitoje erdvėje, neįprastoje teritorijoje, pirmą kartą esant toje šalyje, pažindinantis, jaučiant pirmus kartus, byrėjo be žodžių, per jautrumą, leidžiant būti kaip būnasi, per kūną emocijom, be pasiaiškinimo artimiesiems, tyloje, su išjautimu ir begalinė meilė. Ir grįžus iš šios kelionės, savo dukrai buvo ištransliuota kaip ir du variantai. Su paaiškinimu ir prielaida, kad vienas variantas gali būti tai, kad tikimybė, kad gali įvykti toks reiškinys kaip atsisveikinimas su fiziniu kūnu ir šio sapno užbaigimas, arba labai didelis mentalinis lūžis, ir truputėlį dar ryškesnis ir gilesnis, negu buvo iki šiol, sąmonės postūmis. Ir mano palyginimai ir pavyzdžiai kai kur bus susijęs su oro uostu, kur ir įvyko didelis ir aiškumo išsipakavimas, kada
tu lauki, kada bus paskelbti vartai, o tam laiko kažkur tai turėjo 40-50 minučių atkarpa, o taip gaunasi, kad duty free, kitos parduotuvės ar kavinės jau nebėra aktualu, tiesiog buvo susirasta tam tikra vieta ir sąmoningai ar nesąmoningai vyko stebėjimas. Ir tada tik tai po kelių dienų, kada buvo sugrįžimas namo, viskas be jokio, kada nėra jokios įtampos ir nėra jokio kažkokio tai tikslo ar sumaišties ar konflikto, viskas labai labai gražiai sukrenta į aiškumą, į detalių, tų, kurių trūko